Labą rytą, visi gerbiami dalyviai, svečiai. Po išsamios vicerektorės kalbos man nebeliko beveik ką ir pasakyti. Gal tik keletą istorinių faktų. Kaip jau minėta, draugija buvo įkurta 63 metais. Ko nepasakė vicerektorė, tai kad tai buvo penktoji fizikų konferencija Lietuvoje. Kitas įdomus faktas yra tas, kad Lietuvos fizikų draugija buvo pirmoji įkurta buvusioje Sovietų sąjungoje. Buvo lyderiai fizikai. Na ir 92 metais mes galim, 30 metų jubiliejaus neatšventėm, kadangi buvo tarpas, konferencija vyksta kas 2 metai. Nebuvo progos atšvęst 30 metų jau, kai esame Europos fizikų draugijos nariais. Taip kad labai džiugu. Na ir prisimenant istoriją, yra ir liūdnų dalykų. Anksčiau fizikų draugijos konferencijos vykdavo ir Klaipėdoje, ir Šiauliuose. Deja, tačiau tiek Šiauliuose, tiek Klaipėdoje fizikos nebeliko. Ir matome čia institucijų sąrašą, kur yra fizika, tai deja nei Šiaulių universiteto, nei Klaipėdos universiteto nėra. Taip kad geografija truputį susitraukė. Tai yra liūdna žinia, bet gera žinia yra tai, kad žiūrint į dalyvių skaičių ir apimtis, konferencija nesitraukė. Vis tiek yra apie virš 200 tikrai pranešimų ir tai yra labai džiugu, kad metam bėgant pranešimai ir gerėja, ir pranešėjai stiprėja ir aš manau, kad mūsų laukia šviesi ateitis. Tai, gerbiami kolegos, linkiu šaunių diskusijų, gerų pranešimų, viso ko geriausio ir tikiuosi, kad 45-oji nebus paskutinė. Bus ir toliau 46-oji, 7-oji ir taip toliau, visų nevardinsiu. Taip kad linkiu sėkmingo dalyvavimo, viso ko geriausio. Ačiū Jums.